Sveiki, įsijungia mūsų transliacija iš Kėdainių arenos ir čia tęsiasi Futsal A lygos pirmenybės. Šeštasis turas šiandien baigėsi. Kėdainių United priima Vilnius Futsal ekipą. Valdas Kugys ir 1-0. Antrojų bandymų vis tik įgrūdo kamuolį į vartų tinklą Kėdainietis ir Kėdainių United priekyje. Tokia spūstis prie Kėdainių atsarginio suolelio, o čia tolima bomba. Jurgis Stankevičius lygino rezultatą. Nepatikėjo net iš pradžių kėdainiečiai, kuomet 0-13 kėdainiečiai pralaimėjo ir tas vienas iš retų atvejų, kai net netėjo į rungtynių komentavimą, o čia 6 metrų baudinys skiriamas į Kėdainių komandos vartus. Jonas Lebedevas, rezultatyviausias Vilnius Futsal žaidėjas, siunčia antrąjį įvartį į Kėdainių komandos vartus. Pabaigos, aišku, vilniečiai labai džiaugtųsi ir kiltų į ketvirtąją poziciją, neregėtas aukštumas. Ir pasirodymą baigia Martynas Šležys, jam rodoma raudona kortelė. Tatarūnas taisosi ant dešiniosios kojos, atiduoda Buzevičiui ir įvartis į savo vartus. Griebėsi už galvos iš apmaudo 10 numeris Vadimas Besverkiai, pasiuntęs kamuolį į savo vartų tinklą. O čia ir įvartis į Sostinės ekipos vartus. Pozicinėme puolime puikiai išsidėstė kėdainiečiai ir jo perdavimas Petrėnui, pastarasis smūgiuoja ir taikliai 3-3. Štai taip verčiasi situacija dar kartą. Vartų toli, Tatarūnas prabėga, Lebedevas įsibėgėja, jos smūgis. Dar vienas kirtis ir Tatarūnas 3-4. Vilniečiai dar sykį iškiša nosį į priekį. Antrojų bandymo. Tiniukas ten uždarytas kampe, vartai tušti, ar bus smūgis? Dabar taip, smūgis yra ir įvartis. Jonas Lebedevas muša dar vieną įvartį ir 5-3. Vilniečiai didina pranašumą. Pazarbiterį, bet čia tritaškių nėra, čia pergalės neišplėšė. Baigėsi rungtynės, Vilnius Futsal ekipa švenčia pergalę 5-3. Vilniečiai gausina savo taškų sąskaitą iki 7. Labai dramatiška kova, dviejų lygiaverčių varžovų dvikova, bet vis dėlto pralaimėjot. Martynai, jūsų komentaras? Pralaimėjom, gaila, aišku. Yra dalykai, kurių mes nesprendžiam. Aišku, net nežinau, ką per rungtynes pasakyti, daug emocijų. Bet turbūt pagrindinį vaidmenį čia teisėjai suvaidino. Labai gaila, sakau, prie tokių dalykų kaip kertinės turo rungtynės. Vadinkim, čia mums tai čia gyvybės mirties klausimas yra, tai čia atsiunčia su Vilnium teisėjų, Vilniaus teisėjais, taigi nejaugi nėra teisėjų iš kitur. Na, aš nesuprantu tokio dalyko. Pažiūrėkit, kas šiandien žaidžia futsalą. Ne viena komanda nežaidžia, mes vieninteliai, kurie žaidžia. Tai atsiūs kažką, tai nesvarbu yra, ką nėra Kaune, ką nėra Panevėžy, ką nėra kažkur tai teisėjų. Atvažiuoja teisėjų, nu aš nesuprantu. Žmonės investuoja pinigus, investuoja savo laiko, viską ir tokie dalykai vyksta. Esu labai piktas, be galo piktas. Ir, tiesiog nėra ką per rungtynes komentuoti. Tiesiog, nekaltinu, kad mes pralošėm, bet, taip negali būti. Taip, nesumušėm savo momentų, kažkur tai galėjome mušti, gal geriau gynybai sužaisti, bet, ne apie tai. Ne apie tai dabar yra čia. Dabar 0 taškų, Vilnius nubėga, visi bėga. Nežinau, sakau, man gaila žmonių, kurie investuoja laiką, pinigus ir tokie dalykai vyksta. Negali tai būti. Ir pirmiausia, kaip vertinat šias rungtynes? Vienintelis pliusas, kad laimėjom. Mūsų žaidimą tai su S raidė turbūt reiktų rodyti. Nežinau, kažkokia nesam. Nežinau kodėl, gal, aišku, čia mes treniravom taip įtemptai kelias savaitės, ten, su Radviliškiais šiaip ir protingiau suloš. Šiandien tai kažkoks be logikos kaimo futbolas, tai tik tiek galiu pasakyti. Labai permainingos buvo rungtynės, tai pirmauja tai atsilikinėt, jau perimėt kontrolę 3-1, atrodo, lieka ramiai, protingai užbaigti, bet kėdainiečiai sugrįžo ir dar turėjo ne vieną progą išsiveržti į priekį. Kodėl čia tokie svyravimai to žaidimo?
realiai tai galvoju, kad mes ir pralošim, iš tikrųjų. Galvoju, jeigu čia jau sulyginu, tai turbūt kažkaip psichologiškai gal nenusiteikėm, kažkokius vienus čempionatus baigiam, toks biškį atsipalaidam, kažkaip neprisijungiam į čia ir balaganas gauna, o kai toks kažkoks balaganas, po to sunku susikaupti o varžovai tokie vis tiek biškį, tie vyrai futbolą matė, paprastesni Kėdainius, jie ūkiškai pradėjo žaisti ir čia gaisrų buvo ne vienas. Ir vis tik kas lėmė tą pergalę jūs? Tai, nežinau, sakiau, su Radviškiu sėkmė, čia kažkokios super sėkmės nebuvo, kad mums čia sektus nesąmonės kristų, bet gal mes šiandien šiek tiek geresnė komanda, tai ir net prašiau žaisdami laimėjom, bet nežinau, bet jeigu toliau tai bus, tai nesiseks taip ilgai. Ką savo komandai norėtumėte išskirti? Lebedevas šiandien berods ne vieną įvartį be abejo įmušė ir Tatarūnas labai aktyviai sužaidė, Stankevičius fantastiškai įvartį tolimą paleido. Kaip papasakot, atrodo visi super sulašė, bet nežinau, visi taip sužaidėm, kaip dar pacituosiu Latožą, tokias pilkas balonkės turėjom, tai sakytų, jūsų žaidimas pilkuma kaip tos balonkės, tai toks. Bet tikiuosi bus ateityje geriau kažkaip. Biškai palisėsim psichologiškai vėl 2 savaitės, gal pasportuosim, bet šiandien tai toks, apie nieką. Bet kuriuo atveju 3 taškai kišenėje ir su tais 3 taškais kyla tik 4 vietą. Net turbūt futsal gerbėjais ir futsal specialistai po šio savaitgalio, jeigu žiūrės į turnyro lentelę, turės taip atidžiau įsižiūrėti, nes neįprasta matyti Vilniaus komandą taip aukštai. Tai kaip vertinat tą poziciją ir kokios perspektyvos? Tai čia komandai Š raidės gali būti prieš turnyrą pirmoje vietoje. Čia nieko nereiškia, vienintelis džiugu, kad man atrodo pernai per iš viso 12 taškų surinkom, tai dabar jau 7. Tai tas toks, kad kai pradėdom čempionatą daug gauni ir toks kažkoks važiuoja kitas rungtynės tokiom nukabintom nosim, tai dabar 2 taškų. Ir va po praeitos pergalės, tai turbūt atsakymas, kas padėjo šiandien laimėti, tai gal toks biškai psichologinis, kai turi taškų tokia, tada ir sekasi, jau tokio nėra lūzerių mentaliteto. Tai va turim tuos taškus, gal ir blogai žaidžiant su kažkom dar užkabinsim, o gal gerai žaidžiant.